Gilius randus 20-ajame amžiuje paliko istorija mano tėvynės Lietuvos veide. Minėdami Lietuvos laisvės gynėjų dieną, privalome kalbėti ne tik apie baisiąją sausio 13-ąją. Skaudžiausius pėdsakus kelyje į laisvę paliko partizaninis karas, pareikalavęs 10 000 šviesiausių Lietuvos sūnų gyvybių. 1940-aisiais prasidėjo Lietuvos aneksija. Buvusi Lietuvos vyriausybė nepaskatino tautos priešintis. Prezidentas, tautos vadas Antanas Smetona pabėgo. Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis pabėgo. Kariuomenės vadas Vincas Vitkauskas pasitinka sovietų raudonąją armiją, okupuojančią Vilnių. Ministras pirmininkas Antanas Merkys prašo tautą priešus mandagiai priimti. Vieni tautos vadai iš krašto pabėgo, kiti buvo areštuoti ir išvežti į Sibirą. Lietuva 1940 metais prarado nepriklausomybę ir pajuto, kas yra sovietinis rojus. Tolesnį tautos likimą sprendė pati tauta. 1944 metais prasidėjo nacionalinis karas, kuriuo siekta atkurti savo valstybę. Pirmaisiais okupacijos metais šis tikslas atrodė visai arti. Tai reikėjo tik išstumti iš Lietuvos svetimas karinės pajėgas. Partizanai tikėjo, kad nepalaužiamą lietuvių tautos valią palaikys laisvasis pasaulis. Tikėjo, kad bolševizmas 20-ojo amžiaus civilizacijos gėda bus visiems laikams nušluotas nuo žemės rutulio paviršiaus. Deja, jų lūkesčiai žuvo. Laisvės kovoje pavergta tauta liko vieniša. Ir 9 metus Lietuva kariavo vienui viena. Tai vyko prieš 34 metus. Mano kartai ir jaunesniems už mane kraupioji sausio 13-oji, dokumentiniai kadrai, istorinės nuotraukos, liudininkų pasakojimai. 1991 m. sausį įvyko paskutinysis Sovietų sąjungos bandymas jėga užgniaužti Lietuvos nepriklausomybę. Mėginta įvykdyti valstybės perversmą, panaudojant sovietų ginkluotasias pajėgas, vidaus kariuomenę ir KGB. Komunistų partija sudarė vadinamąjį Nacionalinio gelbėjimo komitetą, vadovaujamą kolaborantų. Komitetas tikėjosi didelės Lietuvos žmonių, rusakalbių gyventojų ir kariškių paramos. Dirbtinai kurta priešiškumo tarp gyventojų ir armijos atmosfera. Taikus Lietuvos piliečiai pasipriešino sovietų siekiams jėga užgrobti Vilniaus televizijos bokštą, radijo ir televizijos komitetą bei parlamentą. Nebuvo ne vieno atvejo, kad ginklą būtų panaudoję taikus gyventojai ir valstybinių įstaigų gynėjai. Šaudė tik sovietų kariuomenė. 14 žmonių žuvo, virš 700 sužeista. Ir maža kregždutė pasigenda savo gimtojo lizdelio. Per Atlantą nepavargus skrenda, ilgesys jį rodo kelią. Už kalnų, už girių ir už klonių alpsta jos maža krūtinė. Atsikvėps jinai tik tai kelioniai, tik mieloj savo gimtiniai. Svetimieji debesys per sunkus, svetimų padangė žemos, tik tėvų žemeliai Dievo ranką juntam, ir giedroj, ir vėtroj ramus.